Gaminame spagečius sicilietiškai. Pasūdytame vandenyje virkite vištieną. Įdėkite prieskonių, laurų lapą, kvapiųjų pipirų, mėsą virkite, kol bus minkšta ir atsiskirs nuo kaulų. Tuo metu keptuvėje svieste pakepinkite kubeliais pjaustytus svogūnus ir smulkintus česnakus. Kai svogūnai gražiai pagels, į keptuvę dėkite kubeliais pjaustytą morką. Kai daržovės apkeps, supilkite raudonąjį vyną ir suverskite pomidorus savose sultyse. Jei pomidorus pirkote su odelėmis, jas prieš tai nulupkite. Padažą palengva kaitinkite porą minučių, tada įberkite druskos, pipirų ir įpilkite truputį sultinio, kuriame verda vištiena. Kai vištiena išvirs, mėsą nulupkite nuo kaulų, suplėšykite mažais gabalėliais ir sudėkite į padažą. Pakaitinkite apie 5 minutes ir pastatykite į šoną. Makaronus dėkite į verdantį pasūdytą vandenį ir virkite apie 11 minučių arba tiek laiko, kiek parašyta ant makaronų pakuotės. Išvirusius makaronus iškoškite, nuvarvinkite ir sudėkite į keptuvę su padažu. Atsargiai permaišykite ir dar pakaitinkite apie porą minučių. Sudėkite į lėkštes, pabarstykite petražolių, jei norite, makaronus galite apibarstyti tarkuotų kietų sūrių. Skanaus!